Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. 1785 metais Kinijoje gimusi Čeng Ai Sao buvo viena žiauriausių piračių. Negailestingumu jį pranoko daugelį šią veiklą užsiiminėjusių vyrų. 1801 metais jį ištekėjo už galingo Kinijos pirato Čeng Ai. Čeng Ai Sao buvo puikiai manipuliatorė, todėl palaipsniui iš savo vyro perėmė visą laivų flotilę ir pradėjo vadovauti piratų armijai. Savo pavaldiniams nustatė griežtas taisyklės. Su nepaklusniaisiais žiauriai susidorodavo. Pavyzdžiui, jeigu koks nors kaimas tapdavo piratų sąjungininkas, buvo griežtai draudžiama plėšti to kaimo gyventojų. Čeng Ai Sao nustatytų taisyklių privalėjo paisyti ne tik piratai, bet ir ištisų kaimų gyventojai. Štai vienas taisyklių, kurias nustatė piratė pavyzdys. Jeigu jūreivis laiku neprisistatydavo arba bandydavo pabėgti, jam būdavo nupjaunama viena ausis. Kinijos valdžia bandė susidoroti su piratais, tačiau kovą gėdingai pralaimėjo. Neteko visų savo laivų. Nenuskendę ir nesudegę Kinijos flotilės laivai atiteko piratams. Likusi tik su paprastaisiais žvejų laiveliais, Kinijos valdžia buvo nepajėgi kovoti su galingu piratų laivynu. Supratusi, kad piratų neįveiks, Kinijos valdžia pasiūlė jiems amnestiją. Piratai nusprendė pasinaudoti šią progą. Po ilgų derybų Čeng Ai Sao buvo leista pasilikti visą užgrobtą turtą. Negana to, valdžioje jai buvo skirtas ir postas. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtinų faktų laidas rasite internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook'e.